Sveiki visi. 13 įrašas, baisiai baisus man šitas skaičius, bet turiu tęsti savo 4 personalinės parodos pristatymą ir pradedu nuo lėkštės, kuri greičiausiai ir jums asocijuojasi su vienu gražiu dalyku, tai yra Saulė. Tai nėra pirmas išpildymas, tarkim, ar tai rašto, ar tai kažkokių detalių, nes pamenu, kai išsipiešiau eskizą ant popieriaus, tai ant popieriaus atrodo vienaip, o kai išpildai kas nuo popieriaus atrodo dar kitaip. Įspūdžio nepaliko, taigi tas eskizinis variantas tarsi ir nepasiteisina. Taigi ėmiausi kitos versijos, visiškai kitos, pritaikiau raštus va šitai versijai, kurią matot. Ir pamenu, kai parsinešiau namo ir pasikabinau, ant nugaros yra užrašyta Saulė, ar ne? Kad tai yra Saulė, data, parašas. Bet kai ją pasikabinau ant sienos ir pamačiau būtent šitą va centrą, kur matot, yra visiška žvaigždė, ar ne? Realiai tai aš viso to net neplanavau, nes turėjo atrodyti taip, lyg visi spinduliai kažkur tai plinta į šonus, kinta ir plečiasi ir į visas puses. Ir žiūriu, kad man būtent va ta žvaigždė ir tarsi pakeičia pavadinimą ir gaunasi taip, kad Saulė yra žvaigždėj. Ir labai buvo tokia sugluminta, kaip taip filosofiškai man tiko tas pavadinimas ir labai man jinai miela ir šilta. Taipogi matot, čia yra S grafito technika plus pusiau majolika ant engobos. Ir šitam išpildyme jinai yra visiškai unikali. Sekanti lėkštė, reikia paimti rakursą, kad geresnis būtų, kad nespindėtų taip stipriai. Šita lėkštutė baisiai mano yra mylima, nes jinai tokia ne tik raštu, bet jinai šita lėkštė ir dar viena turi, kaip čia pasakyti, ne tik eskizą popierinį, bet ir turi tą modelį pirminį. Tai yra mažesnė šios lėkštės versija, kada tu nori pasižiūrėti, kaip tau suguls ten spalvos, visas raštas ir taip toliau. Gavosi gerai viskas. Džiugu, kad jinai nukeliavo pas pusseserę į namus, jinai ją nusipirko. O čia matote šios lėkštės originalą, jau tą išpildytą versiją pagal dydį, ar ne? Tai vat ir šitas raštas, kaip pratęsiant tą mano raštų kalbą, jisai simbolizuoja, pradedam skaityti šį raštą ne nuo vidurio, o iš išorės, ar ne? Tai vat visoj žemėj, po šiltais debesim, ir dieną, ir naktį, viso pasaulio šeimos, ar ne, va čia šeimos simbolis, gyvena taikoje visose 4 pasaulio pusėse. Tai va, ir čia taipogi yra lėkštė žiesta rankomis, raižyta rankomis, S grafito technika, ant engobos. Ir dekoruota dekoravimo dažais, praktiškai yra pilno dekoravimo teptukų. Ir tik tai va šita juosta balta, tarsi palikau specialiai, tarsi įprasmintų visą tos mūsų planetos Žemės, tą tyrumą ir tą grožį visoj visatoj, kadangi mūsų planeta, mes visi sutiksim, kad yra viena iš gražiausių tarp mums žinomų planetų. Taip, šita lėkštė, jinai yra, jau kaip sakiau prieš tai, jau yra labiau modelis,
Pirma eskizo versija, išpildyta versija, jinai yra ne originalas, o eskizas tas vadinamas. Bet man jinai patinka, lygiai taip pat kaip ir originalas, bet nepasilikau vien dėl to, kad turiu, vat parodysiu dar 2 lėkštutes ir jos tam 3, kaip sakytų, triptikas, bet ten ne triptikas, yra 3 lėkštės gražiai ant vienos tokios, vieno fono sukabintos, jinai yra viduryje. Ir būtent va čia yra modeliukas ir taipogi yra žiesta ir engobuota, raižyta S-grafito technika taikyta ir dekoruota dekoravimo dažais, pusiau majolika. Dengta, matot, irgi yra visa dažais, išskyrus tą ploną juostelę aplink lėkštę. Tai vat viena iš tų, tarp kurių jinai stovi, visam tam ansamblį yra šita lėkštė. Ir šitas raštas yra paimtas iš kaip čia pasakius, nuo lietuviško baldų senovinių iš muziejaus. Buvo ištapytos durys, tai va, man labai gražiai tiko tas variantas tapytinis ir prie keramikai jis labai tiko, ypač S-grafito technikai ir pusiau majolikai. O šitą žemę visą esu sukūrusi, šitą raštą jau jisai yra mano visiškai ir be proto man gražus tie žali kampučiai. Toks vat labai turtingas gavosi raštas. Tai vat šitam išpildyme irgi šita lėkštutė yra unikali. Ir dar viena tarp jų, tarp to ansamblio 3 lėkščių yra štai va šita. Šita lėkštė yra irgi mažesnė negu pirmosios, kur rodžiau. Ir šitas raštas yra visiškai jau mano sukoreliuotas į šitokį vaizdą. Šita puokštė yra irgi mano jau tokia sugalvota. Čia sakytumėt, kas per gėlės, yra tokios, jeigu lotyniškai skabiozos vadinasi. Tai taip nei ramunė, nei ar ne, nes mėlynų ramunių nėra. Tai va, baisiai ta gėlytė buvo graži ir šitas raštelis toksai, vat, su tais ir taškiukais, su visais labai gražiai susižaidė. Ir vien dėl to aš ją pasilikau, man yra be proto gražus šitas raštas, jis taipogi yra šitam išpildyme unikalus. Tai va, šiandien tiek, susitiksime sekančią dieną.